Kodėl pavasarį labai slenka plaukai ir kaip savo padėti? Sveiki visi! Šiandien kalbėsime apie temą, kuri tikrai aktuali daugeliui. Kodėl pavasarį slenka plaukai neįprastai ir ką galime padėti, kad tai sustabdyti. Jei plaukai silpnėja ir jų randame visur, ant šukų iki pagalvė. Kodėl pavasarį plaukai slenka labiau? Sezoniniai pokyčiai. Po žiemos organizmas prisitaiko prie naujo sezono, atsinaujina plaukų augimo ciklas. Vitaminų trūkumas. Po žiemos sezono dažnai stokoja vitaminų, ypač A, D, C, E, B grupė vitaminas, geležies ir cinką. Hormoniniai pokyčiai. Keičiasi metų laikai, hormoninė pusiausvyrą organizmą taip pat kinta, tai veikia plaukų augimą. Stresas, nuovargis, po žiemos neretai jaučiame sekės, stresas taip pat viena pagrindinė plaukų slenkimo priežastis. Kaip savo padėti? Subalansuota mityba, valgykite daugiau baltymų, sveikų riebalų, vitaminų turinčių maistą. Papildai plaukam, vitaminai ir mineralai padėjimo. Galvos masažas skatina kraujotaką ir stiprina plaukų šaknis. Natūrali plaukų priežiūra, venkite agresyvų šampūnų ir naudokite natūralūs produktų. Tarp kitko, jei norite natūralių priemonių plaukams stiprinimui, gali pasiūlyti iš Forever kompanija, kuri turi puikių produktų su alavijas, vitaminais ir mineralai, kurie gali padėti sumažinti plaukų slinkimą, skatina jų augimą. Jei norite sužinoti daugiau, parašykite man asmeniškai. Pasidalinkite savo patirtimi, jūsų patirtis, ką jums svarbiausia, ir parašykite komentaruose, su kokiais problemais jūs susidūrite.